pavadinimu Tautos valia prieš 23 metus ir šiandien. Ir be abejonės, aktualijos, kurios vyko Seime vakar dieną, mus verčia konferencijos temą papildyti dar ir antrų klausimų, tai dėl Lenkų rinkimų akcijos provokacinio elgesio sausio 13-osios minėjimo metu. Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių iniciatyvinės grupės referendumui rengti koordinatorius Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila, Seimo narys Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų frakcijos narys Rytas Kupčinskas, taip pat Vilniaus draugijos pirmininkas ponas Garšva. Ir trumpai pradedant spaudos konferenciją, norėčiau pasakyti, kad kiekviena praktiškai partija, dalyvaudama rinkimus, programose įsirašo bendruomeniškumo didinimo tikslą. Visi šneka apie piliečių aktyvaus dalyvavimo valstybės kūrime skatinimą. Visi šneka apie tai, kad piliečiai dėja Lietuvoje yra neaktyvus ir būtina juos kažkokiu būdu išjudinti, skatinti ir suaktyvinti. Ir kągi mes matome? Mes matome, kad net ir įvykusio referendumo rezultatai dėl atominės elektrinės yra visiškai ignoruojami. Mes matome, kad kitais svarbiais klausimais, ką numato beje mūsų konstitucija, piliečių nėra atsiklausiama jų valios ir norų ir jų nuomonės. Kaip vienas iš tokių galėtų būti vardinamas ir euro klausimas, ir visa kita eilė vertybinių klausimų. Ir be abejonės šiuo metu ypatingai aktualus klausimas, tai yra tas, kad yra bandoma sudaryti įvairias visiškai formalias kliūtis, tam, kad neleisti surengti referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Ir kaip vieną iš tokių pavyzdžių norėčiau paminėti dažniausiai VRK narių minima, kad jie laikosi įstatymų ir neįvardina, kokių konkrečiai įstatymų jie laikosi, išbraukuodami didžiulius kiekius dešimtis tūkstančių parašų. Tai kaip vieną iš argumentų jie aiškina, kad neva tai rašysenos kaligrafijos ekspertai jiems, reikia suprasti, liepia išbraukuoti apie 17 tūkstančių parašų. Aš noriu pasakyti, kad susipažinusi su ekspertų išvada, galiu drąsiai pasakyti, kad ekspertų išvada yra naudinga būtent referendumo iniciatoriams. Ir pagal šitą ekspertų išvadą turėtų būti apie 16 tūkstančių parašų užskaityti. Nes ekspertai aiškiai pasako, kad pavyzdžiui, viena ranka parašytas tik tai adresas. Tai yra, žmona įrašė savo adresą, vyro, gal močiutės, gal ten dukros gyvenančios tame bute, bet visus asmens duomenys įrašė pats asmuo. Nuo kada adresas, kai Lietuvoje apskritai nebereikia deklaruoti gyvenamos vietos ir tu gali gyventi, vidury pievos be jokios deklaruotos gyvenamos vietos, nuo kada adresas tampa asmens duomenimi. Tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra tiesiog vienas iš labai vaizdžių pavyzdžių, kaip iš tikro formaliai yra daromos kliūtis ir bandoma ignoruoti labai didelės dalies, tai yra virš 300 tūkstančių piliečių valia. Jums leidžiu suteiksiu žodį gerbiamam Juliui Pankai, kuris priklauso iniciatyviniai grupiai ir yra koordinatorius, ir truputėlį informuos, kaip toliau sekasi čia taisyti arba toliau sekasi bendrauti su Vyriausia rinkimų komisija. Tai labas rytas. Iš tikrųjų, jau tas farsas, jau komedija net nebegalima vadinti, su VRK tęsiasi daugiau kaip mėnesį. Mes pridavėm 321 tūkstantį parašų lapkričio 29 dieną praeitų metų ir nuo tada vyksta kažkoks keistas žaidimas dėl 29 tūkstančių parašų. Ir, kaip sakė gerbiama Seimo narė, 16 tūkstančių išbraukta remiantis neva
ekspertų išvada, nors ekspertų išvada to nesako, kad juos reikia išbraukti. Kitas dalykas, visą šventinį laikotarpį iniciatyvinė grupė ir pagalbininkai turėjo vietoj to, kad būtų buvę su šeimom, šventę Kalėdas, naujosius metus, jie praleido vyriausiojo rinkimų komisijoje, suvedinėdami tuos duomenis, kuriuos leido taisyti į didelę duomenų bazę. Ir praktiškai tai, aš manau, yra vyriausios rinkimų komisijos darbas, tačiau tą darbą nudirbo iniciatyvinė grupė. Ir dabar, kuo toliau, tuo darosi įdomiau viskas. Mums davė taisyti iš 29 tūkstančių tik tai 9 su trupučiu tūkstančius parašų. Priminsiu, kad trūksta 7800. Vadinasi, tas kiekis, iš kurio mes turim, sakykime, pateikti pataisytus parašus, yra labai mažas. Ta prasme, gali būti maža klaidų tikimybė. Kitas dalykas, kad mum pateikė tik tai 4114 berods parašų praeitą pirmadienį taisymui. 5200, girdėjome iš žiniasklaidos, kad vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas sakė, kad įskaitys, linkia įskaityti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš labai paprastai paaiškinsiu, kokia yra situacija, nes dabar per savaitgalį išgirdom tokių naujienų, tiesa, dar tos naujienos nėra oficialios, tačiau šiandieną 15 valandą rinksis vyriausia rinkimų komisija į savo posėdį ir ten spręs, ką iš tikrųjų daryti su tais 5200. Tai mano turimomis žiniomis 2200 su trupučiu jie linkia mums dar duoti iš tai pataisyti. Tai dabar žiūrėkim, kaip yra. Įstatymas nustato 15 dienų pataisimų. Mums davė praeitą pirmadienį, laikas pradėjo tiksėti. Ar jūs galvojate, kad labai paprasta, sakykime, tiesiog gauni tą lapą ir eini taisyti? Ne. Iš tikrųjų, tie lapai, kiekvienas parašas yra atskiras lapas. Vadinasi, apie parą laiko mūsų žmonės sugaišo, kol suvedė, sutvarkė duomenų bazę, išskirstė pagal apskritis, sutvarkė, kad mes galėtume naudotis tą duomenų bazę. Paskui dar maždaug 2 paros, skaičiuoju paromis, nes iš tikrųjų mūsų žmonės dirba paromis. Nes laikas tiksi. 2 paros užtruko tam, kad paskirstytume, koks rinkėjas, kur, sakykime, nuvažiuoti reikia, kur užtenka paskambinti, kad žmogus pats atvažiuotų. Tiesiog sugrupuoti. Tas grupavimas, koordinavimas, jisai milžiniškas laiko sąnaudas. Sunaudoja ypač, pas mus nėra nei vieno etatinio darbuotojo, nei vieno samdomo darbuotojo. Visi žmonės aukoja savo atostogas, savo laisvą laiką, studentai paskaitas, tiesiog žmonės, iš idėjos stengiasi. Ir sakykime, dabar ką reiškia, jau praėjo beveik 10 dienų ir dabar mums pameta dar virš 2000. Ir tada mes vėl grupuojam, užtrunka praktiškai 3 dienas ir kada mes besugaudysim. Kitas dalykas, juk, iniciatyvinė grupė neturi skraidančių kilimų. Ir važinėja transportu, tai kainuoja ir kuras, ir laiko sąnaudos. Ir jeigu mes jau užvažiavom į kokį nors Šalčininkų rajono kaimelį ir paėmėm iš ten pataisytus parašus, dabar kas galėtų paneigti, kad vėl mums reikės ten važiuoti į tą patį ir vėl ieškoti ir vėl su tai žmonėm kontaktuoti. Tai yra, galų gale žmonės irgi nebūna namie, kai kurie būna išvažiavę. Yra tokių, pavyzdžiui, papasakosiu labai konkretų atvejį, yra žmogus pasirašė lapkričio 25 dieną, tiesiog neįrašė miesto, bet įrašė savo gatvę, namo numerį ir miestas ir taip aiškus. Ir mes dabar sužinom iš registrų duomenų, kad jisai numirė 26 dieną. 25 pasirašė, lapkričio 26 numirė. Kaip mes dabar pataisysim tą parašą, galų gale iš kitos pusės, kaip vyriausia rinkimų komisija gali, kvestionuoti žmogaus valią, kuris prieš mirtį dar išreiškė šitą dalyką. Tai, apibendrinant galiu pasakyti, kad su nerimu laukiam vyriausios rinkimų komisijos posėdžio, nes
tie žmonės, kurie pasakė, kad 5200 linkia įskaityti, jie ne šiaip savo yra žmonės, o jie buvo deleguoti visos vyriausiosios rinkimų komisijos į darbo grupę, kuri ir turėjo spręsti, kuriuos užskaityti, kuriuos duoti iniciatyviniai grupiai taisyti. Ir jeigu mums dabar dar pames virš 2000 taisyti paskutinės dienas, tai bus tiesiog pasityčiojimas. Ir galų gale tautos valia tai yra šventas dalykas. Nes tikrai žmonės negali tiesiog tyčiotis iš piliečių, iš daugiau negu 300 000 Lietuvos piliečių ir siuntinėti juos, kaip jau nekartą sakiau, žiemą žibučių rinkti. Gerai, kad žiema šilta, tačiau žibutės, kaip matom, nežydi. Ir tikrai tai bus sunku, tačiau dar kartą pasakysiu, iniciatyvinė grupė padarys viską, visomis priemonėmis, kad tas referendumas įvyktų. Ir aš jau neabejoju, kad referendumas įvyks. Tik tai kiek dar reikės prakaito išlieti, aš tikrai nežinau. Dėkui labai. Aš tiesiog tikrai noriu atkreipti dėmesį, kad šito referendumo parašai, tie surinkti parašai labai skiriasi nuo iki šiol visų rinktų parašų. Jūs prisiminkite, kiek buvo visokių bandymų, ir prezidento ten rinkimuose visų rinkti parašų, būdavo labai didelis skaičius parašų suklastotų. Šiuo atveju praktiškai klastotų parašų nėra, arba tai yra toks nedidelis skaičius ir toks nedidelis kiekis, kad jie visiškai nieko nelėmė. Tai akivaizdu, kad žmonės tą darbą dirbo labai sąžiningai ir labai atsakingai. Prašyčiau kolegą Seimo narį Rytą Kupčinską. Ačiū. Gerbiamas žurnalistai, visi čia susirinkusieji. Pirmiausia, aiškumo dėliai noriu pasakyti, kad Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pasisako prieš šitą referendumą. Ir todėl šioje spaudos konferencijoje aš išreiškiu savo asmeninę nuomonę. Ir tą nuomonę esu įsakęs ne vieną kartą, kad aš pasisakau prieš Lietuvos žemės pardavimą užsieniečiams. Taigi čia šios konferencijos metu išreikšta bus mano asmeninė nuomonė. Dabar trumpai. Čia minėta buvo dėl vyriausios rinkimų komisijos darbo, atitinkamai jų pakankamai kritiški pareiškimai ir toli gražu ne vieno asmens pasakyti, tame tarpe ir politinių organizacijų. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad vis dėlto Seime vakar tas padarytas demaršas, įženčiantis ir sausio 13-ąją žuvusiuosius, sužeistuosius ir visus kitus nukentėjusius, taip pat dalyvavusius ginant Lietuvos parlamentą 91 metais ir Lenkų rinkimo akcija toks akibrokštas padarytas Lietuvos Respublikos Seimo salėj tikrai yra įžeidžiantis visus patriotiškai nusiteikusius Lietuvos žmonės. Kodėl aš kalbu apie tai? Kartu su referendumo vykdymo aptarimu. Todėl, kad vis dėlto ir aš asmeniškai per įvairius rinkimus, tame tarpe ir Seimo, dalyvaujant man stebėtojų pietryčių Lietuvoje, nekartą buvo fiksuota daugelis pažeidimų, kurie vykstant rinkimus tiek į Europos parlamentą, tiek į Seimą, tiek į visus kitus rinkimus, kuriuos organizuoja vyriausia rinkimų komisija. Ir dėja, šio paties pirmininko Zenono Vaigausko vadovaujama komisija visus tuos rinkimų procedūros pažeidimus pripažindavo nereikšmingais. Ta pati aš galėčiau pasakyti apie tai, kaip buvo rinkimai ir mano toj rinkiminiai apygardoje, kur aš esu išrinktas, nekartą buvo signalizuota ir kreiptas į policiją dėl visokių pažeidimų, bet dėja vis pasirodo jie nereikšmingi. Ir tenka pripažinti, kad ypatingai pietryčių Lietuvoje, štai galiu paminėti ir mano kolega Gintaras Songaila, buvęs Seimo narys, taip pat ir signataras Kazimieras Uoka, kurie buvo stebėtojais prie VRK, nekartą signalizavo apie tuos pažeidimus. Ir man regis, tokia tendencija
kad viskas galima kažkaip tai nuplauti, užtrinti, tai yra būdinga dabartinės vyriausios rinkiminės komisijos darbui. Ir man regis, kad vis dėlto, jeigu 300 000 ir su viršum pareiškė savo nuomonę ir požiūrį dėl šio referendumo, tai mes tų žmonių nuomonę turėtume gerbti. Ačiū. Gerbiami susirinkusieji, vis dėlto negaliu nepacituoti Konstitucijos preambulės apie lietuvių tautą, kur labai aiškiai pasakyta, kad lietuvių tauta, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, ne kažkur kitur, o protėvių žemėje, nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tai yra akivaizdu, kad valstybės samprata yra neatsiejama nuo žemės, kurioje gyvena tauta. Ne kažkas kitas, o lietuvių tauta. Tai žmonės jau šitą konstituciją priėmė referendume. Ir aš nežinau, apie kokį mes dar galime toliau kalbėti žemės atsisakymą savo valia. Ir noriu pasakyti, kad konstitucinis įstatymas, kuris beje dalinai leidžia užsieniečiam įsigyti žemę, toks, koks dabar yra priimtas konservatoriaus Stasio Šedbaro pataisomis. Ir jisai yra būtent toks, kokį pavyzdžiui yra priėmusi Vengrija. Ir Vengrija jau visur Europos Sąjungoje traktuoja, kad jie leidžia žemę įsigyti užsieniečiam. Be abejonės tai yra su tam tikromis nuostatomis, tai yra tam tikri apribojimai, reikia kažkiek laiko gyventi, reikia kažkiek laiko dirbti, tai yra tam tikri saugikliai. Tai mes tai jau esame padarę. Apie kokius dar didesnius leidimus užsieniečiam įsigyti žemę yra kalbama, tai tiesiog yra sunku protų suvokti. Dabar prašysim pasisakyti gerbiamą Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį, buvusi kolega, Seimo narį, kuris tikrai labai aktyvus visais klausimais susijusiais su mūsų vertybinių esminių nuostatų išsaugojimu, Gintaras Songaila. Ačiū, Aurelija, už gražius žodžius. Aš pritardamas Seimo nario Ryto Kupčinsko mintims apie vyriausios rinkimų komisijos veiklą anksčiau, konkrečiai jis turėjo omeny taip pat Europos parlamento rinkimus, kur vyriausia rinkimų komisija svarstė šiurkščius rinkimų įstatymo pažeidimus ir dėl to dviejose apylinkėse rezultatai buvo panaikinti, bet vyriausia rinkimų komisija atsisakė tikrinti kitas apylinkės, nes tokiu atveju būtų iškilusi grėsmė rinkimų rezultatui ir ponas Valdemaras Tomaševskis nebūtų šiandien tikriausiai Europos parlamento narys. Ta medžiaga buvo perduota į prokuratūrą, mes žinome, kuo baigėsi tyrimai atliekami Lietuvos Respublikos generaliniai prokuratūroje. Tai ta liga iš tikrųjų yra įsisenėjusi, aš turiu minėti vyriausios rinkimų komisijos veikianti sistema. Ir vienais atvejais, kaip teisingai paminėjo Seimo narys, jie viską pripažįsta, kad nereikšminga, nieko čia reikšmingo nebuvo, rezultatui reikšmės neturėjo, o šiuo atveju dėl referendumo, dėl piliečių valios iniciatyvos, konstitucinės iniciatyvos surengti referendumą, kabinėjasi prie visokių, netgi sakyčiau, ir įstatyminę numatytų formalių kriterijų. Sakykime, jie daug kur apeliuoja į rinkimų įstatymą, kad jeigu nėra prašyta referendumo įstatymę, tai tada reikia orientuotis į rinkimų įstatymus, o ten yra pasakyta, kad rinkimuose pilietis gali dalyvauti, jeigu jisai pateikia dokumentą, kuris šiuo metu negalioja, jeigu jis tik patvirtina, kad jis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Jeigu pasibaigė dokumento galiojimas, jis rinkimuose dalyvauti gali, bet pasirodo referendumo iniciatyvoje jis dalyvauti negali pagal Vaigausko nuomonę ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų šita visa liga, ji turi tas pačias šaknis, kaip ir tautos valios ir vertybinių nuostatų paniekinimas, kuris įvyko vakar. Tai mes vis dėlto turėtumėm, manau, reaguoti į vakarykštį Lenkų rinkimų akcijos frakcijos narių demaršą, kai jie
į tribūną iškvietus Aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininko profesorį Landsbergį, net nepradėjus jam kalbos demonstratyviai išėjo iš salės. Na ir po to komentavo, kad esą jiems trūko kantrybė, nes Landsbergis kažką negerai šnekėjo apie, sakykime, Vilniaus apygardos teismo sprendimus dėl savivaldybės administracijos direktoriaus piktybinio teismo sprendimo nevykdymo, kur truko beveik 5 metus. Tai ir taip toliau, dėl represijų, finansinių represijų prieš gimtąją kalbą, pamirštant, kad teismų sprendimo nevykdymas, tai šiuo atveju yra ir buvo pagrindinis motyvas teismo. Na, bet aš norėčiau taip pat priminti, kad pavyzdį tokiam Lenkų rinkimų akcijos elgesiui davė iš tikrųjų Lenkijos Respublikos vadovai, kurie prieš 2 metus, kai jiems nepatiko švietimo įstatymas priimtas Seime, ar nepatiko, kad nebuvo, kad nėra rašomi Lenkų tautybės asmenų vardai ir pavardės nevalstybinė kalba, tai pareiškė, kad jie neatvažiuos į Laisvės gynėjų atminimo dienos renginius. Tai ponas Tūlas Sikorskis socialiniuose tinkluose platina Lenkų rinkimų akcijos argumentus ir jiems pritarė. Na ir tam visam fone dar mes girdime visokių revizionistinių minčių, strategijų, kaip reikia peržiūrėti sienas ir kaip nekeista, tos strategijos sutampa su Lenkų rinkimų akcijos elgesiu. Labiausiai, sakyčiau, pritrenkė tai Lenkų rinkimų akcijos skelbiama istorijos klastotė, kad esą jų, reiškia, aplinka rėmė nepriklausomybę. Tuo tarpu, kai Lenkų sąjungos pareiškimas po sausio 13 buvo tik tai nedidelis išimtis, o iš tikrųjų autonomistų ir jedinstvininkų veikla buvo demonstravo faktiškai lojalumą ne Lietuvos Respublikai, o SSSR konstitucijai. Ir visą šitą mėginama dabar kaip ir perrašyti. Ir dar daugiau, dar kaltinama, kad atseit Lietuvos Respublika ir valstybės veikiai yra nedėkingi už tai, kad jie rėmė nepriklausomybę, o jiems, reiškia, antikonstitucinių privilegijų nenori suteikti. Tai bus ir raštu išplatintas tas mūsų pareiškimas, tai aš labai nesiplėsiu, bet aš manau, kad atėjo laikas labai aiškiai įvardinti tam tikrą ligą ir mūsų valstybėje paniekinimą tautos, jos valios, konstitucinių pamatinių vertybių, bet taip pat ir Lenkijos Respublikoje plintančių šovinistinių, imperialistinių tendencijų. Ir aš manau, įvardinimas, kad su ta problema Lenkijos Respublikos politinis elitas turi kažkaip tvarkyti, tik padėtų Lietuvos ir Lenkijos santykiams, ir pačiai Lenkijai. Todėl, kad nemanau, kad į kokią nors gerą ateitį tokia politika nuvestų. Ačiū, gal bus klausimų. Dėkui labai. Dabar prašytumėm tada tuo pačiu antrų klausimų dėl Lenkų rinkimų akcijos frakcijos protesto, galbūt įvertinti. Prašytumėm pasisakyti Vilniaus draugijos pirmininko Kazimierą Garšą. Mes jau 4 amžiaus norim susitarti su dalimi Lenkų visuomenės, kurie skelbiasi ją atstovaujantis, gauna dalį jų balsų, nors jų reikalavimus palaiko maždaug tik 5% dėl dvigubų užrašų, pavardžių, kitokių raidžių ir taip toliau. Ir kadangi aš irgi esu gynęs Seimą 91 mėnesį, tai ne vieną iš jų nemačiau. Tada buvo Lenkų Šventos Zitos draugijos vėliava, buvo gudų šiek tiek ir kitų organizacijų. Mes juos pakvietėm tada į Lietuvos sandraugą, tautinių mažumų organizaciją, būtent kurių atstovai dalyvavo ginant Seimą, kurie buvo lojalūs. Ir yra tokia organizacija. O Lenkų akcija dėja
liko Jedinstvos pasekėjai. Jedinstvos kūrėjas Stanislavas Peško yra Lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojas iki šiol. Michalo Mackevičiaus, jis turi Lenkų dar kortą, yra Seimo narys. Ir labai keista, kad ir tarp kitko aš buvau visuomeninis kaltintojas teisiant šalčininkų autonomininkus. Jie 7 buvo nuteisti simboliškai. Stanislavo Peško tada aš klausiau, kokiam šulny pakavojot šautuvus, nes buvo tokių žinių, jis žinoma neatsakė. Tai jis iki šiol yra irgi pirmininko pavaduotojas ir aš juokiuos, kaip seniau CK pirmojo sekretoriaus Brazausko pavaduotojas buvo Beriozovas ir kiti. Taip Lenkų sąjungos irgi yra Jedinstvos arba patarėjai, arba pavaduotojai. Ir žinoma, tada jūs irgi žinot, kad tuos dalykus koordinavo Burokevičius ir Maskvos organizacijos. Jie kūrė tą teritorinę autonomiją, kad skaldytų, kad būtų konfliktai ir iki šiol tas yra daroma. Ir tie patys siūlai vedami. Ir dar Tomaševskis sakė, kad Tarybų sąjungoje šlovingo jiem buvo geriau net gyventi negu dabar. Bet faktai tokie. Vietoj vienos organizacijos yra 10, vietoj vieno laikraščio tiek pat. Darželių visai nebuvo vaikam. Lenkų kalba yra dabar per 100. Kelios televizijos laidos. Ir žinoma, Seimo nariai, ir europarlamentarai, ir jie faktiškai valdo tuos kelis rajonus, ir taip pat lietuvius, ir visas tautinės mažumas, ir būtent tom mažumom jie primeta dar antrą kalbą. Nes į mus ir kreipia, sakysim, totorių, graikų, uzbekų, visos, kurios turi per 1000 gyventojų, jie visiškai nenori jų diktato. Ir dabar kokia institucija padėtų būtent lojaliem Lietuvos Respublikos piliečiam. Mes siūlėm, kad jie laikytus konstitucijos ir įstatymų. Lapkričio 20 dieną aš visom frakcijom Seimo registravau raštą, bet jokio atsakymo iš jų nėra. Ir kadangi skundžiasi jie dėl gimtosios kalbos, kalbininkai kaip tik labai mėgsta visas kalbas. Mes siūlėme kaip tik, kad jie gimtąją gudų kalbą Šalčininkų rajone ir kitose gretimose apylinkės taip pat kurtų ir ansamblius, ir mokyklas, bent fakultatyvus, kad rinktų tradicinius vietovardžius, pavardės, juos galima spausdinti ir tas mokslui ir visuomeniai labai naudinga. Tai kol kas jokio atsiliepimo, o dabar, kaip jie skelbia, kad dvigubi gatvių užrašai yra ant privačių namų, tai irgi netiesa ir katalikam yra nuodėmė melas skelbti. Mes tikrinom. Konkrečiai Jašiūnuose buvo Kaštonų gatvė ir savininkė sakė, gavau iš savivaldybės, negi aš sako, už savo pinigus pirksiu ir kas man padarys. Liepė prisikalti, tai mes prisikalam. Po to buvo teismas kaip tik Trakų gyventojo, kuris per televizijos laidą nuėmė dvigubą užrašą. Taip pat savivaldybė prisipažino, kad tai yra jos turtas, tas užrašas, kita kalba, ne privataus gyventojo. Yra didelės problemos dėl mokyklų. Aš turiu paskutinį laikraštį Vilniaus krašto savaitraštis, čia yra straipsnis ir lenkiškai rašo
Sventa Krova Verusova, reiškia, kad Veriškėse yra Šventa Karvė mokyklos direktorė, lietuviškos mokyklos, kad ji gynė tą mokyklą. Iki šiol persekiojamos būtent mokyklos valstybinė kalba ir Lenkai persekiojami konkrečiai buvo teismai, grąžino į pareigas Kalvelių darželio vedėją ir kitas, kurios nesilaiko Tomaševskio partijos reikalavimų. Ir yra raštas ginti valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą, pasirašė jau beveik 50 000 gyventojų ir parašai yra toliau renkami ir mes tikimės, kad Seimas ir valdančioji koalicija atsižvelgs ir į piliečių reikalavimus ir kad būtų laikomasi konstitucijos ir įstatymų. Nes į tarybą Lietuvos Respublikos konstitucijai ginti susivienijo 20 visuomeninių organizacijų, pritarė Lietuvos sąjūdis daug kartų svarstęs ir daugelis kitų organizacijų. Tai trumpai, ačiū. Labai dar trumpą repliką norėtų pasakyti Gintaras Songaila. Aš norėčiau tik atkreipdėmėsi, kad jeigu autonomininkų tokią veiklą anksčiau rėmė Kremlius, tai dabar mes matome dėja, kad ir iš Varšuvos tokia parama egzistuoja ir tada reikėtų paklausti, ar dabartinis Lenkijos politinis elitas bendradarbiauja su Kremliaus imperialistais ir kokia čia turėtų būti Lietuvos reakcija. Na ir dar vieną dalyką, čia paminėjo Kazimieras apie represijas, apie nedemokratinę iš tikrųjų veiklą Lenkų rinkimų akcijos, tai čia mes turėtume matyti, paminėti ir protestuoti dėl fakto, kad teisininkė kultūros ministerijos ponia Pučienė, kuri išreiškė argumentuotą poziciją dėl vadinamo tautinių mažumų įstatymo projekto, kad jis prieštarauja ir konstitucijai, ir kitiem įstatymam, kad jį susilaukė dėl to represijų ir Lenkų rinkimų akcijos atstovų iniciatyva buvo atleista iš darbo. Aš manau, ta praktika, kuri Šalčininkų ir Vilniaus rajone egzistavo, dabar mėginama perkelti jau ir visos Lietuvos mastelį. Aš manau, kad valdančios koalicijos kiti partneriai tikrai neturėtų tylomis tokių dalykų nuleisti ir iš tikrųjų, aš manau, visi turėtumėm skambinti pavojaus varpais ir protestuoti. Jums leidus apjungiant abi šitas temas, reikėtų paklausti, kas vis dėlto finansuoja tą pačią Lenkų rinkimų akciją, Rusų aljansą. Ir kitas įdomiai Lietuvos valstybėje įdomią veiklą vykdančias institucijas, net ne institucijas, o politinės jėgas. Ir čia norėčiau duoti klausimą, ką vis dėlto dirba Valstybės saugumo departamentas. Ar jie tik tai kažkokias pažymas rašinėja Baltiesiems rūmams mūsų prezidentiai, ar jie vis dėlto realiai rūpinasi mūsų valstybės saugumu. Tai yra, ar jiems žinoma, kas finansuoja, kokios jėgos už to slypi. Ir tą patį klausimą norėčiau užduoti tam pačiam Valstybės saugumo departamentui. Ar jie žino, kiek žemės Lietuvoje yra supirkę vėlgi tos pačios priešiškos jėgos. Galiu pacituoti patriarchą mūsų Vytautą Landsbergį. Citata: dėl kinų ir kitų Rusijos piliečių galim nesikarščiuoti. Jie ir toliau pirks žemę, jei norės. Ką tai reiškia? Reiškia, jie žemę perka. Ir analogiškai premjeras, manau, kad Lietuvoje nemažai žemės ir dabar yra supirkta užsieniečių, tiesiog ieškant įvairių kitų būdų. Palaukit, o tai kur Valstybės saugumo departamentas? Kur jo vadovas? Jis senai turėjo būti iškviestas, jam turėjo būti labai aiškiai suformuluotos užduotis. Ir mes visi dabar čia turėtumėm turėti realius skaičius ir ne tik skaičius, bet žemėlapius, kiek, kas, kokios žemės, kokių valstybių piliečiai yra supirkę. Deja, šito mes nematom. Na ir prieš klausimus, vis dėlto norėčiau, negaliu nepacituoti kolegės poetės Erikos Drungytės labai gražios citatos. Lietuvos vyrai ir moteris esame vienui vieni, bet aiškiai suvokiame, kokios yra mūsų vertybės ir turime išsilaikyti prieš suverenės valstybės ir tautas traiškančią mašiną, kurios labai veikia ir mūsų valstybės pareigūnai, ir teisėsauga, ir žiniasklaida.
turime susijimti, nepasiduoti jokioms manipulacijoms, o ypač tokiems pigiems triukams, kuriuos mėgina įgyventinti sistemos varšteliai, kad ir ponas Vaigauskas išsiuntęs 300 000 žmonių miškan ieškoti žibučių sausio mėnesį. Po tokios gražios citatos gal klausimų turit kokį nors? Tarp kitko, žibutė sausio mėnesį aš mačiau. Tai gal ir dėl to dar bus problemų ir teisme Vaigauskas turės aiškintis turbūt. Prašau, Julius Panka. Aš dar norėjau šiek tiek apibendrinti dėl, sakykime, ir abi temas šiek tiek sujungti. Tai pirmas dalykas, vis dėlto reikėtų, kad tauta nepasiduotų šitiems, sakykime, vyriausios rinkimų komisijos tam tikram, nežinau, užmygdymui pilietinės savimonės. Nes kas yra parašų taisymas? Apskritai, mes dabar jau kalbam jų terminais, jų terminologiją. Vadinasi, tas parašas kažkoks yra nepilnavertis, ne? Vadinasi, tai gal jeigu žmogus pasirašė, tai gal jį VRK irgi laiko kažkokiu nepilnaverčių piliečių ar panašiai. Tai aš tiesiog norėčiau sakyti, čia ne visos iniciatyvinės grupės nuomonė, bet mano asmeninė nuomonė, kad negali būti taisymo parašo. Žmogus arba paskelbė savo pilietinę valią, arba nepaskelbė. Jeigu jis nepaskelbė, o šitas parašas yra atsidūręs vyriausiojo rinkimų komisijoje, vadinasi, kažkas suklastojo. O tai jau yra kriminalinis nusikaltimas. Vadinasi, Vaigauskas vietoj to, kad žaistų su tais taisymais, jisai turėjo rasti tokius parašus, kurie yra suklastoti pagal jį, juos pateikti iki teisminio tyrimo institucijoms, ir turėjo būti nustatyta, ar yra klastoti ar ne. O visus kitus, kurie nesuklastoti, be abejo privalo įskaityti. Kitų dalykų negali būti. Aš labai tik tai papildant, ką pasakė Julius, jeigu pati komisija, vyriausia rinkimų komisija pripažino, kad tam tikras kiekis, ar tai būtų 7 000 ar kiek tų parašų, yra su neesminiais netikslumais, tai aš manau, niekas jiems netrukdė šitų piliečių valią pripažinti, o ne ieškoti sliekų kažkur tai. Tai ir keista, kad pasirodo visas šitas vykstantis procesas vyksta be pačios vyriausios rinkimų komisijos nutarimo. Nes kai iniciatyvinė grupė kreipėsi į teismą, iniciatyvinės grupės nariai, tai vyriausias administracinis teismas nepriėmė sprendimo, nes esą nėra tokio sprendimo. Tai ar čia nėra pasityčiojimas iš teisinės valstybės ir konstitucinių principų? Taip. Prieš atsakydamas į klausimą, kurį čia gavau, tiesiog dar vieną sakinį noriu pasakyti dėl referendumo. Referendumo rengėjai gavo tokius, sakykime, kaltinimus. Viešoje erdvėje sklandė tokie gandai, kad neva referendumo rengėjai, jeigu įvyks referendumas, palengvins kelią toms, sakykime, nelojalioms tautinėms mažumoms, kažką tai čia blogo nuveikti Lietuvoje. Tai va, į tą dalyką aš galiu atsakyti, kad 100 000, jeigu sumažės iki 100 000 surinktų parašų referendumo inicijavimas, tai 100 000 parašų surinkti neužteks. Reikės dar, kad ir susirinktų virš 1 300 000 piliečių į referendumą ir pasisakytų vienu ar kitų klausimų. Tiek nei vieni, sakykime, nelojalūs Lietuvos valstybingumo ir lietuvių kalbai priešiški elementai neturi ir neturės tiek tokio palaikymo. Aš to esu šventai įsitikinęs. O galbūt kaip tik jie bijo patys to, kad tauta neapsikentus kai kurių skaldytojų, kai kurių, sakykime, to paties Lenkų rinkimų akcijos demaršų, surinks parašus. Pavyzdžiui, po referendumo aš nenustebčiau, kad Lietuvoje, kaip ir, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip iš dalies yra Latvijoje, kaip yra toj pačioj Lenkijoje, valstybinis švietimas vyktų tik valstybinė kalba. Išskyrus, sakykime, tose vietose, kur yra poreikis, būtų gimtosios kalbos pamokos, kur ta gimtoji kalba nėra lietuvių. O visas kitas švietimas turėtų būti vykdomas valstybinė kalba. Tai vat,
tokį dalyką surinkus 100 000 parašų, aš manau, kad tauta palaikytų. Tai gal vis dėlto atvirkščiai, ne mes, kaip sako, naudingi šitiem tautiniam mažumų, tiem skaldytojam, o kaip tik mes pavojingi jiem ir šitą iniciatyvą. O dabar klausimas yra labai trumpas ir paprastas, ar neteisėti Vyriausios rinkimų komisijos veiksmai bus dar kartą apskųsti teismui, klausė Jonas Vaiškūnas. Tai atsakymas vienareikšmiškas. Aišku, bus apskųsti ir tikrai mes visus kelius praeisim taip, kaip priklauso. Iš pradžių, sakykime, šitie žaidimai su žibučių ieškojimu, paskui teisinis kelias ilgas, na, o jeigu reikės ir pilietinės akcijos. Tiesiog turbūt nėra čia klausimų jau. Ar tu, prašau. Tiesiog dabar skaitau knygą tokia ypatingai puikiai. Vladas Jurgutis, didis ekonomistas ir mokytojas. Jūs žinote jo istorijas, buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos banko valdytojas, buvęs Lyto tėvas. Ir štai ką apie jį rašo, bet čia labai susisiekia. 1922 m. vasario 2 d. Jurgutis paskiriamas Galvanausko kabineto užsienio reikalų ministru. Tarptautinė situacija tebebuvo įtempta. Jurgučiui teko toj pat įsijungti į skaudų, vis dar neįspręstą santykių su Lenkija klausimą. Jis, kaip užsienio reikalų ministrais, nuosekliai laikėsi ankstesnių vyriausybės ir derybininkų nuostatų Vilniaus krašto okupacijos ir Suvalkų sutarties pažeidimo klausimais. Visus 1922 metus ir toliau teko atsakinėti į iškreiptus ir paprastai melagingus Lenkijos vyriausybės bei jos atstovų pareiškimus apie okupuotos Lietuvos dalies padėtį ir pakartotinai, dažniausiai be atgarsio, informuoti Tautų sąjungą apie neteisėto Želigovskio armijos veiksmus. Jurgutis šiuo klausimu parodė nemažai atkaklumo. Lietuvai pasiūlius tarpusavio santykius su Lenkija pabandyti spręsti tiesioginėmis derybėmis, Jurgutis Lenkijos vyriausybei vieną po kitos įteikdavo įvairių notų. Mėginimas taikytis pasirodė bergždžias, kaip ir visi mėginimai ir Tautų sąjungos globoje ir taip toliau ir taip toliau. Jūs čia palėtėte esminį momentą, kad kaip buvo pasirašyta ir dabar sutartis su Lenkija, dėja nebuvo įvertinta Pilsudskienė okupacija ir aš manau viena iš šaknų šitų visų nesusipratimų ir nepasitikėjimų, kad nebuvo tas padaryta. Ir mes iš tos istorijos, iš jūsų paminėtos istorijos vis dar nepasimokom. Ir dar vienintelį dalyką noriu, kas liečia Jurgutį. Jurgutis pasikliovė Lietuvos bankininkų jėgomis ir nesutiko, kad atsakingoms pareigoms į banką būtų pakviestas skliausteliai, kai buvo numačiusi vyriausybė, Anglijos iždo specialistas. Litas buvo stabilizuotas be užsienio finansinės ir techninės pagalbos. Tai pabrėžė ir tuo stebėjosi didžioji užsienio spauda. Galėtumėm tik tai nusilenkti ir prisiminti. Snoro istorijas ir kitas. Taip. Prašau. Česlovas Iškauskas. Kaip Jūs vertinate premjero Butkevičiaus pareiškimus ir vakarykštį dėl Lenkų akibrokšto ir ankstesnį interviu radio stočiai Znadvilyje apie tai, kad jį šokiravo tokia didelė bauda? Gal aš atsakysiu, tam stebina dabartinio ministro pirmininko nenuseklumas. Jeigu, sakykime, jo reakcija dėl vakarykščio Lenkų rinkimų akcijos veiksmų, aš manau, buvo labai teisinga ir laiku, ir tikrai pagarba už jo tokią pilietinę poziciją, tik tiek, kad pasiekmių gal turbūt nebus po to pareiškimo, nes tie niekintojai Lietuvos valstybės ir toliau lieka valdančioje koalicijoje. Aš manau, tikrai turės valdančio koalicija kažkokią išvadą daryti, bet čia kitas klausimas. O dėl to, ką Jūs minėjote, dėl didelės baudos, na, aš manau, tiesiog ministras pirmininkas buvo nepasirengęs komentuoti tos temos, nes jis netgi nesuprato, kad čia ne dėl kalbos, o dėl beveik 5 metus piktybiškai nevykdyto galutinai įsigaliojusio teismo sprendimo. Tai vienais atvejais, atsiprašau, kad aš čia priminsiu tą istoriją, 200 policininkų vejama, reiškia, vykdyti teismų sprendimo, kitais atvejais netgi po 5 metų nevykdyto teismų sprendimo
paskyrus, aš manau, adekvačią baudą, ir tikriausiai Lenkijos Respublika pajėgi sumokėti, nes aš girdėjau, kad jie renka aukas. Ministras pirmininkas tuo piktinasi. Aš manau, čia yra akivaizdi jo klaida. Taip, prašau. Nijolė Balčiūnienė. Aš tikrai šiandien čia būtų su jumis kartu nepriklausomų aktų signataras Seimo narys Algirdas Patackas. Todėl, kaip ir Seimo narė leido, aš trumpą jo sakinį apie parašų rinkimus. Jisai pasakė, kad kiekvienas parašų rinkėjas yra 21 amžiaus savanoris, kurie vieni gina Lietuvos žemę. Nes nėra sutarimo tarp tautos ir tarp valdžios. Yra buvę istorijos tarpsnių, kai signataras kalbėjo apie Varbiškės mūšį, apie Klaipėdos kraštą, kada ir tauta, ir valdžia ėjo išvien. Ir jis labai apgailestauja, kad šiandien valdžia nusisuko nuo tautos. Tai toks trumpas įžangas apie Patacką. O antras dėl atleidimo kultūros ministerijos darbuotojos teisininkės profesionalės 15 metų išdirbusios Sigutės Pučienės susidorojimas su ja. Tai yra signalas, kad tokie patys veiksmai žmonės bijo. Bijo žmonės kitose ministerijose, bijo specialistai pasakyti teisingą žodį ginantį Lietuvos konstituciją ir Lietuvos įstatymus. Tas vyksta Vilniaus miesto savivaldybėje. Jau dabar ten vyrauja praktiškai didelėje daugumoje skyrių viena nevalstybinė kalba. Ir ką galvoja politikai, kaip reikia toliau daryti, ar steigti kokį komitetą, kad slapta galėtų tie pasisakyti, kurie jau kenčia ir tą baimę, ar tai yra labai negeras signalas? Aš tik tai papildysiu, kad ne tik dėl to, kad bijo pasakyti tiesą, bet yra dar gilesnė problema, kad bijo vykdyti įstatymus, bijo vykdyti konstituciją. Galbūt tai yra ta priežastis, dėl ko profesoriaus Landsbergios kalboje vakar paminėta mintis, kad asmuo, ypač valstybės tarnautojas, kuris nevykdo teismų sprendimų, turėtų netekti savo statuso ir darbo. Iš tikrųjų, ta nuostata šiandien įstatymuose yra. Valstybės tarnybos įstatymė yra nuostata, kad tai yra šiurkštus tarnybinės etikos pažeidimas ir toks asmuo turėtų 3 metams netekti valstybės tarnautojo statuso. O ponas Butkevičius piktinasi kažko. Tai jis turėtų piktintis, kodėl toks asmo dar dirba valstybės tarnyboje. Ir kodėl nevykdomas įstatymas. Taip, prašau. Stasys Kaušinis, Piliečių gynybos paramos fondas. Mano klausimas dėl parašų, kur 2000 paskutiniam dienom pateikė jums. Sakykit, prašom, ar jūs kreipėtės galbūt raštu į Vyriausią rinkimų komisiją, kad dėl tų 2000 jums pratęstų atitinkamai terminą. Vėliau, manau, tai galėtų būti geras argumentas, jeigu kartais dėl to reikės ginčytis teisme. Taip. Ir taip pat, kokia jums galbūt reikalinga pagalba iš visuomeninių organizacijų, iš verslo institucijų, tam, kad tie parašai dabar būtų patikrinti laiku. Ačiū už klausimą, aš galiu atsakyti taip. Dėl tų 2000, tai čia dar nėra patvirtintas tas dalykas, jie šiandien spręs, ar duot mums tos 2000 ar ne. Aš, pavyzdžiui, labai būčiau linkęs tikėtis, kad jie neduotų mums, o įskaitytų, kaip ir žadėjo pradžioje jų darbo grupė. Jeigu duos, tai tada yra toks dvigubas klausimas. Vienas dalykas taip, be abejo turėtų pratęsti, bet iš kitos pusės su pratęsimu irgi yra tam tikra žala, nes pratęsimas atitolina referendumo surengimo datą, nebejotinai atitolina. Ir tas laiko tempimas, tai kada mes referendumą turėsim vasaros viduryje, kada visi atostogaus žmonės ir kai bus pats nepalankiausias laikas, o jau daug žemės sandorių bus sudaryta. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, labai teisingas buvo pasakymas dėl pagalbos. Tikrai, pagalbos mes sulaukiam labai daug, žmonės ir organizacijos skambina, padeda, tikrai pagalbininkų kol kas netrūksta. Bet kiek dar ilgai tie pagalbininkai turės ir resursus, ir galimybės, ir entuzijazmą padėti. Nes kiekvienas sykis, sakykime, dabar paėmė konkretus atvejais, vienas žmogus dirba visą dieną, koordinuoja
naudoja Vilniaus, sakykime, duomenų bazės. Tas žmogus paėmė 2 savaitėm atostogų, savo asmeninių atostogų, kurios galėtų kažkur Palangoj prie jūros ar su šeima pabūt ar dar kažkur. Tai ne, tas žmogus dirba nuo ryto 8 iki vakaro 8, po 12 valandų sėdi prie kompiuterio ir tvarko šitą dalyką. Tai tos 2 savaitės jau bus praėjęs, jis atostogų jau nebeturės. Taip, gal jo vietas tos kitas žmogus, gal jisai turės, bet tai pagalvokim, kaip tai yra tyčiojamasi ir tyčiojasi valstybės institucija, kuri turi finansavimą, kuri gauna atlyginimus ir netokius mažus iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, o mus apkrauna entuziastus, ta prasme, savanorius apkrauna tokiais darbais, kur, na, netgi institucija turbūt ne kiekviena galėtų šitus dalykus įvykdyti. Juliau, aš noriu, kad tu patikslintum vieną dalyką. Tai iš vienos pusės padėjo į šalį mažiausiai 16 000 parašų, kur ekspertų išvada palanki, kad reikėtų juos iš esmės pripažinti. Net nesvarsto šito klausimo ir neleidžiama teisme to apskūsti. Iš kitos pusės jums duoda kažkokius tai skaičius tikslinti, kur, kiek aš suprantu aritmetiškai, vis tiek nesigavo 7800, kad užtektų iki 300 000. Jeigu trūksta 7800 parašų, kaip jie teigia, o jums duoda tikslinti mažiau, tai visa tai atrodo iš tikrųjų net ne kaip farsas, o kaip tiesiog įžūlus tyčiojimasis. Tai ar aš neteisus? Na, šiaip, jeigu jie 2200 mums duoda, tai 3000 jie kaip ir įskaito. Tai jeigu 3000 įskaito, tada lieka, kad mums reikia surinkti 4800 iš tų galimų 6000. Tai lyg ir teorinė galimybė yra. Bet tai yra tik teorinė galimybė. Kitas niuansas, jeigu mes surenkam ir pritrūksta mažiau negu 1500, tada vyriausia rinkimų komisija privalo mums duoti dar 15 dienų, dar pririnkti, nes referendumo įstatymas šitą dalyką numato. Jeigu trūksta iki 0,5%, tada dar 15 dienų. Aš manau, asmeninė mano nuomonė, kad gal taip ir siekiama tempti laiką, tempti ir tokiu būdu, sakau, referendumą turėti vasarą. Bet tada, žinokit, tie 1500, kai jūs rinksit, bus tikrinami visi 300 000 parašų vėl iš naujo nuo nulio. Tai yra, žodžiu, nesunešiojamos kurpaitės ir vis naujos ir naujos. Na, žinot, be abejonės mes norėtumėm baigti spaudos konferenciją ir taip jau mes čia ją uždelsėm truputėlį, kadangi nebuvo čia kitų norinčių užimti šitą salę. Bet tiesiog pabaigai noriu pasakyti, kad be abejonės vyriausioji rinkimų komisijoje, jūs puikiai suprantat, atstovauja deleguoti partijų, politinių partijų atstovai daugumoje arba institucijų, ministerijų, kur vėlgi sėdėjo ministrai politikai, atstovaujantis politinės partijas. Tai tie atstovai, aišku, negali nevykdyti savo partijų politinės valios ir kaip mes matome, kad daugelis iš tų partijų vadovybių, nes partijos valdžių nes nežino. Sisteminių didžiųjų partijų, jie net nesprendžia to, bet kaip mes matom, iš tų didžiųjų sisteminių partijų didžioji dauguma yra pareiškusi savo išankstinę ir labai netgi agresyvę nuomonę, labai aiškiai neigiamą nuomonę referendumo atveju. Ir aš noriu tiesiog pasakyti, kad be abejonės turbūt kitaip ir negalėtų būti. Prisiminkime vieną iš valstybės vadovų visiškai neseną pasisakymą apie referendumą ir apie tautos galimybę pasisakyti. Buvo pasakyta, tauta klysta. Tai yra labai vaizdinga citata ir kadangi mes kiekvienas esam tautos atstovas, tai tiesiog būtų labai gerai, kad kiekvienas tai ir įvertintumėm. Dėkui.